bandydamas prisiminti tos visus savo metus, savo mėnesius ir dienas čia, tai turbūt tai buvo didžiausias stresas, didžiausias šokas, kai vidury nakties skambutis išvertė, žinot, kad jūsų pastatas dega. Šiandieną mūsų svečias Eugenijus Stanivaitė, irgi Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Ir Eugenijau, tau kažkaip nežinau, ar pavyko, ar nepavyko, kaip čia pasakyti, ateiti į šitą poziciją, labai sudėtingą poziciją pačią savaime ir dar ypatingai sudėtingų laiku. Tai yra 2008-2012 metai, kuriuos mes visi iki šiol atsimename kaip pirmąją, ko gero, tokią visą apimančią ekonominę, finansinę krizę. Ir be abejo, kad ta krizė apėmė kultūros sektorių visam pasauliu, o Lietuva kažkaip, man atrodo, ypatingai paliesta. Na, iš tiesų, turbūt, jeigu paklaustume bet kuri iki šiol buvusi Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininką, tai turbūt kiekvienas pasakytų, kad jam teko labai sunkus laikotarpis. Mano šitą kadenciją tokia iš tiesų, tai visų pirma, turbūt tuo labiausiai ir prisimena, kad ekonominė krizė, kad mažinami visi finansavimai ir labai gaila, kad iš tiesų Lietuva nuėjo tuo keliu skirtingai nei beje nemažas skaičius Europos valstybėm, kurie būtent krizės akivaizdoje bandė kažkaip tai pakelti žmonių nuotaiką, nusteikimą ir kaip tik kultūrai metė daug didesnės lėšas, kad žmonės nepultų į tą visišką neviltį. Na, mes visi meno kūrėjai sužinojome, kad žadama didinti mokestį už autorinę sutartį. Nes tuo metu, kaip pamename, visi kūrėjai naudojasi tomis autorinėmis sutartimis, labai palankiomis, bet įvyko tas dalykas, kad buvo ir nemažai piktnaudžiavimų. Ir žinoma, čia ne iš kūrėjų pusės, bet tomis autorinėmis sutartimis naudojasi bet kas ir įvairūs namūdininkai, verslininkai ir netgi statybininkai, netgi nekilnojamo turto vertintojai, nekilnojamo turto agentai prisidengdami tomis autorinėmis sutartimis. Na tai mes žinodami apie ruošiamus tokius įstatymų pakeitimus, žinoma, pirmiausia kultūros ministerija, visa Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Tarėmės, aiškinom, kad taip negali būti, kad yra labai paprasta išeitis. Paprasčiausia tomis sutartimis leisi naudotis tik turintiems meno kūrėjo statusą. Jau tuo metu buvo kitos meno kūrėjo statusas. Ir ta problema tikrai būtų išsprendus. Tai, kultūros ministerija skėsčiojo rankomis, kad nieko negalim padaryti, bet šiaip ne taip. Įsiprašėme tada kartu su kultūros ministru. Tada buvo Remigijus Stukaitis, kultūros ministras. Įsiprašėme į vyriausybę, Saulių Kubilių. Na ir tada labai nuliūdino ministro pirmininko pasakymas, o kuo jūs menininkai esate išskirtiniai? Kuo jūs geresni už žemdirbius, už kažkokius šiaip darbuotojus, kažkokių įstaigų? Visiems įstatymai turi būti vienodi, visiems mokesčiai turi būti vienodi. Tai, žodžiu, kai visi mokesčiai buvo sulyginti, turbūt ir šiai dienai nelabai net menininkai naudojasi tomis autorinėmis sutartimis, nes ten mokesčiai yra milžiniški. Bet atsirado proga galbūt pakovoti dėl kitų dalykų ir iš tiesų po truputį mes vis minėm, kaip sakant, ant tos mūsų žaizdos ir bandėm priminti tą pažadą ir galų gale jau tuo metu kultūros ministerijai vadovavo Arūnas Gelūnas, visiems gerai pažįstamas. Na ir 2011 metais buvo patvirtinta meno kūrėjo statusą turinčių socialinės paramos programa. Tai tada atsirado ir kultūros taryba ir strateginė meno kūrėjų organizacijų rėmimo programa. Na ir tas, bet ir kūrybinės prastovos tada atsirado patvirtintos ir tos visos sodros ir ligonių kasos ir panašiai. Na tai čia turbūt šitą dalyką reikėtų prilyginti jau tokiems
kaip sakant, galbūt pasiekimams, laimėjimas, žinoma, tai čia ne mano viena, čia visų, vienai organizacijai to neįmanoma pasiekti. Bet žinoma, kažkaip tai kūrybinei sąjungai reikėjo gyventi ir artėjo antroji Lietuvos dailininkų sąjungos kvadrenalė, kuriai taip pat lėšos buvo sumažintos iki minimumo ir aš atėjęs čia vadovauti, jau radau tokią situaciją, kad Šiuolaikinio meno centras buvo atsisakęs suteikti parodinės erdves kvadrenaliai. Žinoma, vienintelis toks pasirodymam tinkamas plotas tai Litexpo rūmai. Na, sutarėm, kiek jau ten galėjo mums tą lengvatinę kainą padarė, berods tai buvo apie 30 000 už tas visas sales. Tai mes viską, ką pavyko surinkti, sumokėjom už tas sales. Na, o ta kvadrenalė grinai buvo tiesiog visų entuziazmo dėka. Ir kažkaip tuo sudėtingu laiku atsirado ta vizija, tokia vizija, kurios aš negaliu pamiršti pati iki šiol, vizija statyti menų uostą. Jau mes visi žinojome, kad Ūkio ministerija yra paskelbus tokią priemonę. Menų inkubatorių tai buvo programa. Po rinkimų, kada aš jau tapau Dailininkų sąjungos pirmininku, buvo berods likę 2 su trupučiu mėnesių iki to vadinamo deadline. Iki tos datos, kada jau paskutinė data pateikti paraišką, nes iki manęs tikrai Dailininkų sąjunga neplanavo dalyvauti šitoj priemonėje. Tai, kad pavyko ten per tuos 2 mėnesius paruošti tą pradinę paraišką ir su ją laimėti, iš tikrųjų dar gavome gana aukštą vietą, nes berods 7 ar 8 buvo tie pirmoj toj stadijoje atrinkti projektai, tai mūsų turbūt 2 ar 3 buvo viso netgi pagal reitingą. Tai tikrai galima sakyti, kad buvo mažas stebuklas. Tai žinoma, pirmas darbas buvo, kad ieškojome projekto vadovo. Na, tos visos procedūros vyko draugiškai kartu su taryba. Tai Daiva Nazarovienė buvo projekto vadovė ir jau tuo metu jinai buvo ir mokslų daktarė su 2 magistrais ir berods ir teisės ir ekonomikos. Ir jau turėjo nemažą patirtį būtent tokių projektų administravimo. Tai turbūt jos, ko gero, tas pirmam etape didžiausias įdirbis buvo, kad per maksimaliai trumpą laiką buvo paruošta paraiška. Po to vyko viešas pristatymas Ūkio ministerijoje, toks gynimas, reikėjo pristatyti viešai savo tą projektą. Pradžioj klostėsi tikrai labai sėkmingai. Na, žinoma, ta sėkmė tokia buvo šiek tiek abejotina, nes iki to laiko dar įvyko labai daug visokių įvykių ir netikėtų įvykių ir sakyčiau netgi nelaimių, nes nepraėjus nei pusmečio nuo mano kadencijos pradžios sudegė pastatas Mėsinių gatvėje. Tai ilgą laiką buvęs Brodvėjaus klubas. Na, tai tikrai buvo šokas, tai turbūt aš taip bandydamas prisiminti tos visus savo metus, savo mėnesius ir dienas čia, tai turbūt tai buvo didžiausias stresas, didžiausias šokas. Kai vidury nakties skambutis išvertė, žinot, kad jūsų pastatas dega. Iš karto klausimas, ką dabar daryti. Na, visų pirma, aš ateidamas į šitą poziciją buvau informuotas, kad visi pastatai apdrausti. Na ir po tokio įvykio, žinoma, susirandame draudimo sutartis, jas paduodant susirandam draudimo kompaniją, jie kreipiamės. Ir staiga paaiškėja, kad to pastato yra neteisingai įrašytas adresas. Beje, dar irgi gera pamoka turbūt visiems buvo ir po to jau bandėme tą pakeisti, kad vienu draudimo polisu buvo apdrausti visi Vilniuje esantys pastatai. Ir būtent šito vienintelio pastato yra neteisingas adresas. Na, jis nedaug skiriasi ten keliais. Gatvė teisingai, bet namo numeris ne tas įrašytas. Na, žinoma, prasidėjo ginčiai su draudimo kompanija. Teismai, teisininkai ir visa kita, ir mes supratome, kad tikrai greitai negausim jokių pinigų. Grįžtant prie to meno uosto, na, pradžiai buvo labai patrauklios sąlygos.
Europos Sąjunga finansuoja 99%, savo lėšų reikia viso labo 5%. Na ir kai mūsų paraiška buvo atrinkta, žinoma, pagal paraišką ten skirtingos sumos ir ne kiti, mums buvo numatyta to projektų gyvenimui 6 milijonų tūkstančių. Na, 5% tai 300 tūkstančių, mums atrodė visai perdaroma suma. Ir visiems iškilo tas vienas klausimas, o palaukit, o tai kaip bus su PVM? Kas dengs PVM? Nes ūkio ministerijos tam konkursiniam finansavimo apraše apie tai nėra nė žodžio pasakyta. Mes, žinoma, einame į ūkio ministeriją, tai skėčia rankom. Taigi, jūs sako, jūs verslo, tai čia verslo projektas, jūs atsiimsite tą PVM. Na, mes tai visi suprantam, kad nepelno siekiančiai organizacijai atsiimti 21% nuo 6 milijonų, tai 1 200 000. Na, pradėjom vaikščioti per bankus, kad kažkaip užsitikrinti kažkokius tai garantus, sutarėme su viena kredito unija, kad jie pažadėjo pagelbėti. Tai va, tai tokia, kaip sakant, pradžia buvo, na ir va tas lemiamas viešųjų pirkimų konkursas. Tai va, tai tada susiradome viešųjų pirkimų toks uabas, kuris būtent ekspertai, viešųjų pirkimų ekspertai, kurie padėjo tas paraiškas visą vertinti. Na, konkurse berods dalyvavo 5 statybinės organizacijos, mes 2 iš karto atmetėme, kurios netitiko tam tikrų sąlygų. Na ir iš 3 reikėjo atsirinkti tada vieną. Ir laimėjo ta viena bendrovė, kuri pasiūlė tiesiog įrengti didesnį plotą. Nes mūsų konkurso sąlygose buvo numatyta, kad privalu įrengti ne mažiau 4000 kvadratinių metrų. Susirinkom turbūt gal gerai savaitėj praėjus po jau tos sutarties pasirašymo. Žinoma, sutartis čia teisininkų buvo ruošiama, ten gal 20 lapų, viskas buvo numatyta. Pirmą savaitę jau susitinkam čia Dailininkų sąjungos salėje su tais statybininkais, o mes buvom sudarę čia tokią darbo grupę, į kurią 5 asmenų. Ir į kurią, žinoma, įėjo ir projekto vadovė, iš kitos pusės statybininkai su savo teisininkais, mūsų teisininkai. Ir pradedam jau dėliotis konkrečius dalykus, kaip mes pradėsim darbus ir staiga tame pirmame pokalbėje statybininkai pasako, bet palaukit, mes jums vieną aukštą tai neįrenginėsim. Mes kaip tai neįrenginėsit? Taigi jūsų pateiktas architektūrinis projektas, kur suprojektuoti absoliučiai visi Dariaus Girėno pastato aukštai. Tai matot, jie pradėjo aiškinti, kad tai čia truputį architektės savivalė, gal mes ją čia biskį nesuvaldėm, jinai čia jums kaip dovaną padarė, jinai suprojektavo, bet mes net nežadėjom to įrenginėti. Bet mes 4000. Tai mes tada palaukit, tai kaip? Tai jūs tik dėl to ir laimėjote tą konkursą, kad jūs pasiūlėte didesnį plotą įrengti. Ir mes, prasidėjo ginčiai, ar jie tikrai turi. Ir mes atsiverčiam rangos sutartį, kur juodu ant balto parašyta, kad pasirašė sutartį, rangovas įsipareigoja visus projekte numatytus įrengti absoliučiai viską. Kas projekte numatyto? Projektas tai jūsų. Tai štai, ir staiga, kai prasidėjo tokie ginčiai, tai pradėjom ieškoti išeičių, tai ką dabar daryti, nes matom, kad laiko yra mažai, arba reikia tada šitą konkursą skelbti neįvykusiu, nutraukti tą sutartį, skelbti naują konkursą. Žinoma, čia buvo aibė vizitų į ūkio ministeriją, į verslo paramos agentūrą, su jais tarėmės, ką čia dabar daryti, tai ir mūsų projekto vadovė, ir visi vienu balsu mums tvirtina, palaukit. Tai jeigu jūs dabar, nes statybininkai pradėjo reikalauti, jeigu jūs norit, kad ir viršutinį aukštą įrengtume, jūs duokit papildomų lėšų. O tai jau yra pažeidimas viršų, nes jeigu jūs laimėtumėte už tokią kainą, tai automatiškai tada atsiranda pagrindas antroj ar trečioj vietoj likusias statybinės organizacijas skųsti. Iš karto jiems aiškus pagrindas. Na ir man tiesiog prasidėjo spaudimas, tai žinoma, iš tiek statybininkų organizacijos, tiek iš mūsų kolegų, kad reikia sutikti
nes kitaip čia sužlugs, viskas mes liksim be nieko ir panašiai. Na, aš sakau, aš neturiu teisės, aš pats pasirašiau tą sutartį, mano parašas. Tai taryba tokią sutartį patvirtina, kaip aš dabar galiu ją laužti. Na, pradėjom, žinoma, ten diskutuoti dėl kokia tai galėtų būti kaina, tai pradžioje ten labai pasirodė tokia nedidelė ta suma, ten kažkur iki 100 000 berods nesiekė. Bet mums tada kilo abejonė, paprašėm, kad jūs pateikite tada detalizuotas sąmatas, būtent tai daliai, kurią jūs skaitot, kad mes turim papildomai mokėti. Ir po kiek laiko atsirado papildomas milijonas. Na ir skaičiuokim, kad tie 5% su PVM 21% jau 1,5 milijono, čia milijonas, na ir mąstom, kad mums jau čia darosi neberealu. Niekam nepaslaptis, statybininkai turi gerą patirtį tokiuose dalykuose, tokiuose konfliktuose, jie tiesiog pasinaudojo tuo, kad pamatė, kad čia kūrėjų organizacija, jie tų dalykų neišmano, mes čia turbūt su jais susidarosim. Na, žinoma, ir jie pasisamdė taip pat labai žinoma teisininką. Ateidavo tos naujienos, kad tiesiog buvo strateguojama, bet tą oponuojantį pusę, jie susitikdavo su tos pusės teisininkais, su tos pusės statybininkais. Jie kūrė planus, jie galvojo, kaip čia tą visą procesą padaryti, kad, kaip sakant, jiem būtų gerai, o ne mums būtų gerai. Na ir mes pasamdėm taip pat nepriklausomus statybų ekspertus, kad perskaičiuotų konkursui pateiktas visas detalės sąmatas pagal visą techninį projektą, tengi iki plytos, iki vinies, viskas turi būti suskaičiuota. Sumokėjom taip pat tuo metu, nors kaip trūko lėšų, ten nemažas suma, berods ar 3 000 buvo už tokį darbą, perskaičiavimą ir paaiškėjo, kad bemaž 1/4 visų darbų yra neapskaičiuota. Tiesiog buvo sąmoningai sumažinta, kad laimėt konkursą. O po to jau statybų darbo eigoje pareikalauti papildomų lėšų. Žinoma, buvo labai panaudota to, kad buvo visa mūsų publika, mūsų nariai buvo labai gąsdinami. Nes pagal rangos sutartį buvo numatyta, kad jeigu kažkuri iš pusių, tai arba Dailininkų sąjunga, arba rangovas, nevykdo savo įsipareigojimą, tai yra 10% bauda, kas yra 600 000. Tos pusės advokatai buvo kviečiami į mūsų konferencijas, gal jūs pamenat, aiškino, kas čia mūsų laukia ir panašiai. Ir tokie dalykai, tai tiesiog, tuo metu jau atėjo į pabaigą mano kadencija ir aš tada, priėmiau tokį sprendimą, aš pasakiau, kad, aš mačiau, kad tiesiog jeigu čia problema mano asmenyje, tai aš pasitraukiu, bet kažkaip reikia daryti, kad nežlugtų tas projektas. Na ir pabaiga yra visiems žinoma, tai iš tiesų labai, kas dar man labai liūdna ir apmaudu, kad ta prasme, kad mano asmenių nepasitikėjimas buvo tai taip, bet lygiai tas pats nepasitikėjimas buvo išreikštas projekto vadovai, lygiai tas pats nepasitikėjimas tiem viešųjų pirkimų ekspertam, mūsų teisininkam buvo lygiai tas pats nepasitikėjimas. Tada dar sakiau, tai palaukit, gerai, aš dar vis bandžiau kažkaip gelbėti situaciją, gerai, netinka šitie teisininkai, gerai, atsisakom jų paslaugų, jūs pasiūlykit, jūsų oponentai, pasiūlykit savo teisininkus, jeigu jūs netikit šitais teisininkais. Tik pradėjo nauji teisininkai dirbti, vėl nepasitikėjimas, tai jūs čia maždaug jūs susitarė viską, sakau, aš pamačiau, kad tiesiog matyt mano asmuo gal čia yra kliūtis. Aš tiesiog sulaukiu tos konferencijos rinkiminės, aš pasakiau, aš nekandidatuoju, linkiu sėkmės ir tikrai labai ilgą laiką tiesiog stengiausi laikyti ir pas liežuvį už dantų, kad tiesiog nepakenkti tam projektui. Čia kaip detektyvas, iš tikrųjų, toks net ne detektyvas, o kaip sakyt, liūdna istorija apie gražią viziją, apie gražią idėją. Tai mes iki šiol dar brėžiniusgi turim tos idėjos. Aišku, tie dabar jau brėžiniai irgi atrodo truputėlį pasenę, jeigu dabar reikėtų daryti iš naujo, tai darytume galbūt kitaip. Tik tai apmaudu, kad nėra tokių inkubatorių projektų. Tiesiog Europos finansavimas irgi yra pasikeitęs ir
indėlis savas, jeigu ir atsirastų jie, tai būtų tikrai ne 5% ir net ne 20%. Koks vis tik tai įvykis per tuos 4 metus jums suteikė tą džiaugsmą ir pasitenkinimą, kad pavyko, kažką pradėjau ir padariau ir jaučiuosi labai gerai? Ta paminėta, kad tokiomis sąlygomis vis tik tai mes įgyveninom antrą kvadrienalę ir tradicija nenutrūko. Iš tiesų daug buvo gražių ir parodų, ir iniciatyvų, ir komplektuojamos, kilnojamos parodos ir net buvo kelios, kurios vienos ir po Lietuvą važinėdavo, po įvairius miestus, miestelius ir kitos po užsienius. Tai viena kolekcija buvo iš LDS fondo surinkta jau turimų darbų, kita kolekcija sudaryta iš auksinių ženklelių ir įvairių premijų laureatų, jų darbų tokia kolekcija. Tai iš tiesų tai buvo labai toks, paliko labai, kaip sakyti, kad kažkas tikrai ir ypač vežiojant tas kolekcijas po tos miestelius, žmonių dėkingumas ir kad nepamirštam jų, atvežam į kažkokį Rokiškį, Uteną, Pakruojį, dar kažkur, tai jaučiu gal šiokią tokią ir skolą visam Dailininkų sąjungos kolektyvui tuometiniam ir didžiausias jiems dėkingumas, nes tikrai jeigu dar ir tas visas kolektyvas būtų nevieningas, bet galiu pasakyti, kad tikrai jie kai kumštis, tiesiog kiekvienas iš savo kažkokios, pagal savo galimybės iš savo sferos įdėjo pastangas, kad kažkaip tai neprarastume to optimizmo ir tiesioginė prasme galima pasakyti, kolektyvas praėjęs į ugnį ne vieną kartą ir vandenį ir visą kitą. Tos problemos tai tikrai yra amžinos ir aš kažkada tai man tokia mintis toptelėjo, besiruošiant kažkuriam eiliniam iš Dailininkų sąjungos jubiliejui, kaip ir šie metai jubiliejiniai. Vieną jubiliejų esam minėję Kaune, kadangi Dailininkų sąjunga Kaune buvo įkurta ir tuo metu besiruošdamas tam jubiliejiniam renginiui, bet tuo metu tai berods 70 metų buvo jubiliejus Kaune minimas. Susiradau tą knygutę, kur kūrybinių visų sąjungų istorija aprašyta buvo ir radau manifestą, kurį pasirašė tie dailininkai, tie mūsų korifėjai, kurie būtent steigė 35 metais Dailininkų sąjungą. Ir suvardintos problemos. Tai tos problemos, žinokit, galima viens prie vieno perrašyti, peradresuoti į šią dieną. Tai lygiai tas pats, kad valstybė per mažai rūpinasi kūrėjais, kad kūrybos sąlygos yra sudėtingos, kad honorarų negauna dailininkai, tai viens prie vieno. Taip, ir aš irgi skaitydama gal panašų veikalą, panašią knygą net užčiuopiau, kad vienas ar net tik Truikys grįžęs iš savo kelionės po užsienį ir apie tą procentą nuo statybų minėjo, kaip ten kažkur jis yra jau įtvirtintas ir kodėl Lietuvoje jo vis nėra.